Ага, паркер, у меня паркер был. А знаешь, паркер. Я матичу Велосипед ребята себе на улице. Visas pilas, visas pilas, kas skundė, kas rašė, kas pasirašė. Nu ir kas bus? Nu, išaiškintus kartais sietina į aukštus postus, ateini, tokių, kad aukštus postus.
Taigi, mylėjai, prie stadiono artėja Lietuvos kariuomenės maršo. Pasitikime plojimais. Vėliava. Ir tiek garbės sargybos kuopos kariai. Plojimai, mylėjai. O štai ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos šios šventės organizatorių vėliava. Iš paskos seka mūsų svečiai iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nariai. Laisvės kovotojų vėliavos, kovos vėliavos, o štai ir mūsų svečiai iš Estijos, Terre ir Latvija, Laisvyvo Latvija. O štai ir mūsų šauniųjų partizanų pasiekėjai, mūsų istoriko Dariaus Juodžio vedami, partizanų uniformomis vilkintys jaunuoliai. Čia Lietuvos šaulių sąjunga. Pasveikinkime plojimais. Paskui Lietuvos šaulius seka Lietuvos savanoriai kūrėjai. Pirmoji mūsų organizuota karinė jėga, kuri kūrėsi dar pačiais mūsų valstybės pirmaisiais metais. 90-aisiais, 91-ais. Na ir dabar jau ateina mūsų šaunieji šauliai, matote, tremtinių vėliavą. Į stadioną įžengia Lietuvos nepriklausomybės gynėjų brolija. Žmonės, kurie sausio įvykių metu aukojo savo gyvybės ir sveikatą. Pasveikinkime juos. Sausio 13 brolija. O štai Vilkaviškio rajono tremtiniai. Iš Vilkaviškio rajono išrinkta 2000 žmonių. Gyventys Vilkaviškyje tremtiniai stato paminklus partizanams atminti, bendrauja su mokyklomis, pasakoja moksleiviams apie pokario pasipriešinimo kovų svarbą. Pasveikinkime Vilkaviškį. Su mumis Lietuvos Raudonojo kryžiaus Telšių skyriaus jaunimas. Plojimai šauniai mūsų jaunimui. O štai ateina anykštėnai, anykščiai. Pasitikime 2012 metų Lietuvos kultūros sostinės anykščių buvusius tremtinius ir politinius kalinius. Čia gyvena aktyvūs, stengiasi įsiamžinti. Istorija anykštėnai. Plojimai anykštėnam. Jie aprašė laisvės idėjų, tremtinių, partizanų, prisiminimus. Bendrauja su jaunųjų šaulių. Patriotinė laisvės viena organizacija. Deda daug paslaugų jaunimo projektams ir ugdymui. Kaišiadorys. Iš Kaišiadorių ištremta 1000 gyventojų. Sugrįžę pastatė daug paminklų, nuostabią koplyčią Didžiosios kovos apygardos partizanus atminti, kurioje iškaltos 358 buvusių partizanų pavardės. Plojimai Kaišiadorims. Biržai. Iš Biržų per 48-9 metų trėmimus buvo ištremta daugiau kaip 2000 gyventojų. Šiuo metu gyvena apie 800 buvusių tremtinių ir politinių kalinių. Pagrindinis Biržų tremtinių tikslas – istorinė tiesa ir jos atstatymas, darbas su jaunimu. Už pagarbą praeities atminimui ir jo amžinimui, už meilę tėvynėje jos žmonėms, Biržų tremtinių filialo pirmininkė Danguolė Žiūkienė nominuota garbingam titului Biržų garbė. Plojimai Biržams. Kazlų rūda. Tai gražus miestelis įsikūręs miškuose, daug dėmesio skiria paminklų priežiūrai ir pasipriešinimo istorijos dėstymui mokyklose. Plojimai Kazlų rūdos atstovams. Jonava.
Jonavos buvusius tremtinius ir politinius kalinius veda nepamirštanti pirmininkė Veronika Gabužienė. Jonaviečiai puoselėja istorinę atmintį, bendrauja su moksleiviais, organizuoja jiems konkursas tremties, pasipriešinimo istorijos tema. Stato ir prižiūri paminklus. Kėdainiai. Ištremta per 48 metų trėmimus, daugiau kaip 2000 gyventojų jie sugrįžo ir dabar gyvena apie 1000 buvusių tremtinių. Kėdainiečiai stato paminklus, kviečia moksleivius istorinės konferencijas, plojimai Kėdainiams. Kalvarijos tremtiniai. Kalvarijos tremtinių choras tikrai žaidėsi skamba daina. Pasitikime Kalvariją. Kretinga. Iš Kretingos 48 metais ištremta daugiau kaip 2000 gyventojų. Sugrįžo ir dabar gyvena maždaug 1000. Kretingos buvę tremtiniai organizavo kelionį į Sibirą. Aš sugrįžau. Einu senelių ir tėvų pramintų kančių keliu. Plojimai Kretingai. Akmenės rajonas. Mūsų šiaurės gražus rajonas, iš kur ištremta tikrai daug žmonių. Sugrįžo į Lietuvą, atkūrė laisvą nepriklausomą valstybę. Plojimai Akmeniai. Tauragės rajono tremtiniai, miesto ir rajono tremtiniai. Ištremta daugiau kaip 2000 gyventojų, šiuo metu gyvena 1000 buvusių tremtinių, turi muziejų Šumertinėje, tikrai gražiai saugo tradicijas. Plojimai Tauragiai. Šakiai. Šakiai ištremta daugiau kaip 2000 žmonių ir gyvena daugiau kaip 800 buvusių tremtinių, aktyviai dalyvauja miesto politiniam gyvenimui sudėtinėje veikloje. Plojimai Šakiams. Ir Varėna. Mūsų miškų broliai ir sesės, ištremta daugiau kaip 1500 gyventojų, grįžę į tėvynę, Varėnos tremtiniai aktyviai įsijungė į istorinės atminties įamžinimo veiklą, pastatė paminklą partizanams Merkinėje ir kitur. Plojimai Varėnai. Ir didžiausia Lietuvos politinių kalinių tremtinių organizacija įsikūrusi Kaune. Čia gyvena daugiau kaip 3000 buvusių tremtinių. Metai bėga, Kauno tremtiniai nesensta. Aktyviai dalyvauja valstybinių švenčių tremtinių dienų minėjimuose, kviečia apsilankyti rezistencijos ir tremties muziejuje, Lietuvos kančių memoriale, Petrašiūnų kapinėse. Kauno tremtiniai ir politiniai kaliniai sveikina sąskrydžio dalyvius, linki geros nuotaikos, džiaugsmingų susitikimų ir sveikatos. Didelė ir graži kauniečių delegacija. Plojimai Kaunui. Prisijungti prie kauniečių dienos visi. Ir štai tremtinių grupė iš Vilkijos, nedidelio miestelio Kauno rajone, Kauno rajono tremtiniai ir taip pat gražiai ateina į mūsų stadioną. Plojimas Kauno rajono tremtiniams. Šilalė. Gražus rajonas, kartu su jais atvyko ir puikus jaunimo būrys. Paplokime mūsų jaunimui tęsiančiam Šilalės tremtinių tradicijas. Pasvalys. Žemdirbių kraštas, derlinga žemė, ištremta daugiau kaip 2000 gyventojų. Pasvaliečiai aktyvūs, stato prižiūri paminklus, daug dirba jaunimo patriotinio auklėjimo srityje. Rokiškis. Rokiškio buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai, kurių dabar gyvena daugiau kaip 1000, didžiuojasi savo patriarchais. Čia atvyko gražus Rokiškio tremtinių choras. Didžiuojasi muziejaus įkūrėjų Rokiškio krašto garbės piliečiu Andriumi Dručkumi. Plojimai Rokiškio tremtiniams. Utena. 48 ištremta 1600 gyventojų. Uteniškiai buvę tremtiniai pastatė koplyčią Rytų Aukštaitijos partizanams atminti, paminklą Vytauto apygardos partizanams. Kasmetinimas tremties rezistencijos atminimo datos. Plojimai Utenai. Ir į stadioną žengia Šiaulių tremtiniai. Šiauliai ištremta daugiau kaip 3000 gyventojų. Dabar gyvena daugiau kaip 1000 Šiauliuose.
Jie noriai bendrauja su mokyklomis, ruošia vykdo bendrus projektus, moksleivių tautinio, patriotinio ugdymo srityje, stato paminklus, prižiūri juos, atidengtas koplytstulpis tremtiniams Ginkūnų kapinėse. Plojimai Šiaulių tremtiniams. Kelmė. Tai Žemaitijos tremtiniai. Paplokime kelmės žemaičiams. Ir mūsų svečiai nuo jūros kranto. Tai yra Palanga. Buvę Palangos tremtiniai pastatė paminklą ketvirtajam Lietuvos prezidentui Jonui Vytautui Žemaičiui. Įkurtas tremties rezistencijos muziejus, taigi plojimai Palangos tremtiniams. Skuodas. Ištremta apie 1000 gyventojų, Skuodo tremtiniai prižiūri paminklus, bendrauja su mokyklomis. Plojimai skuodiškiams. Klaipėdos miesto tremtiniai. 2000 Klaipėdos gyventojų teko palikti gimtinę per 48-9 metų trėmimus. Dabar Klaipėdoje gyvena apie 1000 aktyvių, veiklių mūsų tremtinių. Jie palaiko ryšius su mokyklomis, taiko įvairias partas akademinius žmonės pokario Lietuvos istoriją, miesto centre gražioje vietoje įrengtas menikas ir informatyvus tremties memorialas atsimėti tautos kančią. Plojimai Klaipėdos tremtiniams. O štai Prienai. Nedidelis Dzūkijos rajonas, Artijos Dzūkijos valdijos riba, ištremta apie 1500 gyventojų. Dabar gyvena 800 mūsų tremtinių, plojimai Prieniškiams. O štai vėliai žengia Vilniaus politinių kalinių tremtinių bendrija. Sveikikime juos. Lietuvos sostinės buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai iš Vilniaus buvo ištremta apie 1500 žmonių. Vilniaus buvę tremtiniai, kaip sostinės gyventojai, organizuoja ir patys, dalyvauja kitų tautų tragiškų metų paminėjimus, atstovauja tremtiniams svečių bei bendroje visuomeninių organizacijų veikloje, tvarko ir prižiūri genocido aukų koplyčią, paminklus žuvusiems. Plojimai Vilniškiams. Jurbarkas. Daugiau kaip 1000 žmonių. Sugrįžo dabar gyvena apie 500 mūsų tremtinių. Pastatė 20 kryžių, daugiau kaip 20 kryžių ir paminklų Kęstučio apygardos partizanų kovų 20 vietose. Jurbarko filialą garsina choras Versmė. Plungė. Plojimai žemaičiams. Plungės rajono tremtiniai tikrai gražiai rūpinasi tremties vietų išsaugojimu. Ir čia žengia Panevėžio skyriaus tremtiniai. Plojimai Panevėžiškiams. Iš Panevėžio ištremta daugiau kaip 3000 gyventojų. Tremtiniai surinko žinias, išleido Panevėžio miesto ir rajono tremtinių ir politinių kalinių vardyną, taip pat ištremtų nepilnamečių vaikų vardyną. Plojimai Panevėžiškiams. O štai ir grupė tremtinių iš Buret Mongolijos Čelano rajono 48 metų tremtiniai. Plojimai jiems. Į stadioną žengia Kauno politinių kalinių ir tremtinių bendrijos atstovai. Paplokime. O kartu su jais ir Lietuvos sąjūdžio Kauno skyriaus vėliava. Elektrėnai. Labai aktyvus Elektrėnų tremtiniai stato ir prižiūri paminklus, žuvusiems partizanams atminti bendrauja su mokyklomis. Plojimai Elektrėnams. Elektrėnuose daug ištremtų į Altajaus kraštą, taigi žengia lentelė Altajaus kraštas. Druskininkai. Druskininkų tremtiniai vadovauja Gintauto Kazlausko savo veiklą vykdo per rezidencinį ir tremties muziejų. Jie saugo istorinę atmintį, ugdo jaunimą ir partizaninio karo laikų infrastruktūros atkūrimas virštūros kaimelio miškuose Dzūkijos nacionalinio parke. Tai labai svarbus druskininkų tremtinių darbas. Plojimai druskininkams. O štai klaipėdiškiai, Klaipėdos rajono choras atminties aidai. Paplokime Klaipėdos rajono tremtiniams. Jų centras yra Gargžduose. Jie daug dėmesio skiria partizanų atminties įamžinimui. Mažeikiai. Ištremta apie 3000 gyventojų. Dabar gyvena daugiau kaip 1000 mūsų tremtinių Mažeikiuose.
dirba kartu su bendrija, turi chorą ir kartu dalyvauja visose renginiuose, taip pat ir Ariogaloje kiekvienais metais paplokime mažeikiams. Telšiai. Ištremta daugiau kaip 2000 žmonių 48-49. Grįžo aktyviai veikia buvo 1000 tremtinių. Pastatė paminklus Žemaičio apygardos partizanams, aktyviai dalyvauja valstybinių tautinių švenčių renginiuose. O štai ir Rytų Lietuva, Ignalina. Pasveikinkime aukštaičius. Buvę Ignalinos renginiai stato prižiūri paminklus partizanų, kautinių ir žuvimo vietose, plojimai Ignalinai. Ukmergė. Valio Ukmergiai. Ištremta apie 2000 gyventojų. Dabar prižiūri paminklus, rūpinasi jaunosios kartos patriotinių auklėjimų. Plojimai Ukmergiai ir į stadioną žengia Kuršėnų tremtinių grupė. Kuršėnuose gyvena 800 buvusių tremtinių. Tai aktyvus, daug dirbantis patriotinio jaunimo auklėjimo srityje kolektyvas. Kasmet organizuoja mišrių chorų festivalį skirtą chorų globėjos Šventos Cecilijos garbei. O štai ir Šalčininkų rajono tremtiniai. Jų nedaug, bet jie labai džiugus ir labai tvirti tremtiniai. Taigi, Molėtų rajonas. Molėtų rajono tremtiniai nenuilstantys pasipriešinimo praeities puoselėtojai. Plojimai molėtiškiams. Jie pastatė 4 paminklus partizanams. 30 lentelių ant partizanų motinų paminklų. Plojimai molėtams. Ir jų kaimynai yra Širvintų rajono tremtiniai. Valio Širvintams. Į stadioną žengia Lazdijų tremtiniai. Ištremta daugiau kaip 2000 gyventojų. Sugrįžo apie 1000 gyvena šiuo metu Lazdijų tremtiniai, kasmet organizuoja Kalniškės mūšio paminėjimą. Valio Lazdijiškiams, sukams valio! Marijampolė. Marijampolėje ištremta 2500 gyventojų buvo, dabar gyvena apie 1000 buvusių tremtinių. Labai aktyvūs, daug dirbantys žmonės, jų pastangomis įamžintos partizanų laikraščių spaustuvių. Lietuvos partizanų vadų susitikimo vietos, pakabintos memorialinės lentos, partizanų žuvimo vietos pristatyta per 80 paminklų. Valio Marijampolėje. Į stadioną žengia Radviliškio rajonas. Ištremta apie 2000 žmonių. Buvę tremtiniai politiniai kaliniai aktyviai dalyvauja sąjungos veikloje, pastatyti 28 paminklai menantys Lietuvos tautos kovą su okupantais. Surengta ekspedicija į Sibirą, aplankytos Krasnojarsko krašto ir Irkutsko srities tremties vietos. Valio Radviliškiui! Pakruojo rajono tremtiniai žengia į mūsų stadioną. Ištremta daugiau kaip 1000 žmonių, dabar gyvena apie 500, renka prisiminimus apie gyvenimą Sibire, pokario pasipriešinimą, leidžia knygas. Šiemet išleido knygą Mūsų darbai ir likimai. Kasmet organizuoja generolo Jono Noreikos Vėtros garbei Šiaulių apskrities moksleivių kroso varžybas. Plojimai Pakruojui. Ir Pakruojų kaimynai Joniškis. Ištremta daugiau kaip 2000 žmonių. Dabar gyvena apie 500 buvusių tremtinių. Joniškiečiai bendradarbiauja su jaunaisiais šauliais bei moksleiviais, stato ir prižiūri paminklus. Plojimai Joniškiui. Ir su daina į stadioną žengia Šilutės tremtiniai. Ištremta daugiau kaip 1000 žmonių iš Šilutės rajono. Dabar gyvena apie 800 buvusių tremtinių. Šilutės tremtiniai didžiuojasi savo choro Pamario Aidai, kuris štai gražiai žengia su daina. Paruošė leidinuką po Šilutės rajoną Lietuvos laisvės kovotojų keliais. Valio Šilutei! Ir visai šalia Vilniaus yra Lentvaris. Nedidelis miestelis, bet turi daug tremtinių. Valio Lentvariui!
Trakai. Ištremta apie 1000 gyventojų iš rajono. Dabar gyvenantys Trakų tremtiniai pastatė kryžių palaidotų Stalinizmo aukų vietoje, dalyvauja šventinių ir atlaisvinių dienų minėjimuose. Valio trakiškiams! Valio! Bet prieš tai, mėlyjeji, mes norime padėkoti Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų orkestrui, kurio vyriausias dirigentas, vadovas yra Viktoras Četilnikovas. Norime padėkoti visų sąskrydžio dalyvių vardu. Paplokime jiems. Lietuvos kariuomenė daug prisideda prie mūsų sąskrydžio organizavimo, o karinių pajėgų orkestras kiekvienais metais veda mūsų eiseną, kiekvienais metais sukuria šventinę nuotaiką Dubysos slėnyje. Jo ekscelencija, metropolitą Sigitą Tamkevičių. Viešpatie, visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Broliai seserys. Pradėdami dabar švęsti mišias, atsiprašykime viešpatį už savo kaltes, apsileidimus, meilės trūkumą. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau, mintimis labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melskite už mane, viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie pasigaili. Kristau pasigaili. Viešpatie pasigaili. Garbė Dievui aukštybėse. Nuodėmes priimki mūsų maldavimus. Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje, pasigailėk mūsų. Mano yra draugelis. Ačiū Dievui, kad jų jau nebeliko Lietuvoje. Bet jie buvo. Ir jūs esate liudininkai, kiek skausmo ir kančios gali nešti tokie žmonės. Du didieji 20 amžiaus tironai, Stalinas ir Hitleris, pasižudymai ir dvasinis genocidas siekia sunaikinti lietuvio dvasią. Jonas Krikštytojas galva padėjo už perspėjimą, kad karalius elgėsi neteisingai, o lietuviai buvo tremiami į Sibirą net Surinko šiandien čia, gražiame Dubysos slėnyje, Dariogą. Tokių daug gyvena mūsų mieloje šalyje. Vien dėl tokio žinojimo
Galvojantį Mariją, bet visada turėjo laisvės galintys daug nuveikti visos tautos labui. Ir viešai rodydami asmeninį pavyzdį, Sąskrydžio su Lietuva širdį reiškia gilų pasitikėjimą Rusijos kai kurių Lietuvos universitetų mokslininkų paskelbtas viešo Savo laiške iškilminę perlaikymą didelę moralinę klaidą ir kaltino Brazaitį nevalytuvęs nacių kolaborantas, neužstojęs pasipiliečių radijoje, buvo paskelbtieji televizijai. Dabar ne. Gerbėme sukėlėlius Lietuvos laikinosios vyriausybės, Lietuvos žmonių valią ir vėl tam pagyva, valstybė, baigėsi laimingai. Ar pritarėte šio tekstui? Jeigu girdėjai visai visiems ir linkėjome puikios šventės. Ačiū už dėmesį. Grybaut buvo dabar čia. Grybai gerai. Žaidžialiai kerš profesionalų. Užšalo, pakoj neužšalo. Rentinių rauda. Man Как žmonių čia palantų garažą turi, nepagauna iš savęs, nes man įdomu. Ką tu laikas turi garažą turėti? Nelaimė garažą žmonių turėti yra. Ačiū, kad nepabėgė. Jo klaidai, tai visą gyvenimą. Ale gerai. Gražus dalykas. Žionis. Dėkoja Bronė Paulavičienė. Solistas. Didelis ačiū visiems asmenims, ačiū Dievui, nekaitos didelės Lietuvos nebuvo, tai sakome, kad tikrai Dievas mus myli.
Києві. Вітаємо Дякую на саскричові лінії, за корупцію, зброєм